domitės švaros gaminiais? Nesidomėte, geros dienos, iki malonaus. Labą dieną, neišsigąskite. Gal domite švaros gaminiais? Firma linki geros dienos. Firma siūlo jums dantų šepetėlį impregnuotą dantų pastą. 38 litai, kaip jums atiduosime už 30. Už dyką, jo? Už 30. Jūs man duodat, perku už 30, gaunu kompensaciją 302. Jeigu jūs perkate šį puikų gaminį, jūs gaunate taip pat vėduoklę. Rumunišką vėduoklę. Jeigu jūs norėsite... Antistatinė jinai? Antistatinė. Taip pat ir tautinė. Tautinė. Ne, tautinė netinka. Firma linki jums geros dienos. Jums taip pat, sėkmės vizija. Žemė, 2001 metų rugsėjo 9 dieną. Lietuvos Respublikos erdvėlaivis Perkūnas išvysto maksimalią trauką mėnulio kryptimi. Mėnulis, valio, tos pačios dienos vakare. Tai tik mažas žingsnelis žmogaus gyvenime, tačiau milžiniškas šuolis Lietuvos istorijoje. Ant kalno mūrai joja lietuviai, ant kalno orbitas stovi mėnulį. Sutikime laidos vedėją Algį, valio. Labas vakaras. Deja gyvename artėjančio karo nuotaigomis, todėl orbitoje įsakau paskelbti nelabai paprastąją padėtį. Įsakau taip pat apsirūpinti visomis karo atveju būtinomis priemonėmis. Kur jų gauti, netrukus sužinosite. Labą dieną! Labą dieną. Kaip matau, jau einate apsipirkęs. Taip, ateina karas, tai nusipirkau duonos, norit pavalgyti? Bet jūs matote, atsiprašau, nereikia. Degtukų va nusipirkau, nereik degtukų jumis. Va druskas turiu šitą. O jūs esat, palaukit. Aš čia esu, aš čia. Bet jūs žinokite, karo atveju reikia būti pasiruošus. Ir firma Vlado... Aš irgi sakau, reikia būti pasiruošus, nes karas ateina. Ne, to baisus dalykas karas, ar ne? Žinokit, aš atsimenu, kai vokiečiai atėjo, tai visiems šokoladą duodavo. Ar ruskiai, kai atėjo, tai kaip jūs atrodė, va tokie dabilai. Atsiprašau, bet firma Vlado Švara siūlo jums karo atveju dantų šepetėlį jau impregnuotą dantų pastą. 38 litai, kaip jums 30. Kur jūs randatės? Aš čia. Aš žinokit, dantų nesivalau, man nereikia tų poniškų baikų visai. Jūs turbūt dantų nevalo dėl to, kadangi bijote dantų pastos. O šis dantų šepetėlis jau yra automatiškai impregnuotas dantų pasta ir valymas yra ypatingai patogus. Ne? Taip, imkite piltuvėlį ir jeigu jūs pirktumėte už 30 litų šį dantų šepetėlį, mes pasiūlytume jums vėduoklės karo atveju. Vėduoklė karo atveju labai reikalingas dalykas. Viena yra Moldavijos spalvos, ar žiūrit spalvas? Taip, viski matau. O čia tautinė vėduoklė. O, šitą matau. Tai palaukit, aš noriu jūs bandyti, kad čia per tokį šepetėlį man mandrą siūlot. Tai dabar taip ir valytis. Taip, išbandykite. Palaukit, biški. Jūs valykit, čia taip turi būti, žinokit. Tokiu atveju firma Vlado Švara turi pasiūlymą dirbtinio kvėpavimo aparatas. Tik 15 litų ir padės tokio ekstra atveju. Bet kaip fainai, klausykit, aš tą tai norėčiau pirkti. Šitą norėčiau. Labai gerai pasijutau. Aš perku ir šitą, ir šitą. Jo, tai mūsų firma jums dar pasiūlės ir abi vėduoklės. Oi, kaip gerai, klausykit, viską imu man į maišelį, prašau. Iš jūsų 42 litų bus? 42 litai, labai pigiai, klausyk. Nu, duokite. Einam namo, aš jums sumokėsiu namie pas mane. Gerai, palaukit. Man produktus surinkitės tik tais. Bet kai pasisekė, jie pštararai, klausyk. Tokia laimė, ant karo visokių prietaisų nusipirko. Imkite, čia mano maišai viską. Einam pas mane, aš gyvenu čia šitam krasnuhui. Einam. Jūs labai talentingas prekybos agentis. Koks jūsų vardas yra? Vladas. Vladas. Palaukit, mesgi kirpykloj su jumis mane kirpote. Taip, tai jūs norėsim. Koks jūs fainas. Bet pas jūs atsimenu perukas kitas netikras. Jo, nes aš prie
aplikęs esi, tai priversas, padėkit man uždėkit. Priversas priverstas nešiotis, nešiotis, taip jo. teisingai. Nu tai einam pas Einam, jus tada. klausykit. Einam pas jūs į namus. Šiandien man labai pasisekė, prekį nusipirkau. Labai ačiū. Didelis dėkui. Man labai nuskilo tokie daiktai ir už tokią prieinamą kainą. Ne kiekvienam taip sekasi. Mielas Tamsta, žodis suteikiamas jums. Būkit ryžtingas ir įkvepiantis, nes mūsų stotyje nepaprastoji Malonas stakles. padėtis. Mėly, reiškia, ir mielos Lietuvos gyventojai, kapitonė, merginos, bei, reiškia, kiti patruliai. Ir ypatingai užsienio ambasadoriai, einantis sunkes pareigas čia Lietuvoje su žmonom, bei, reiškia, atsivežtiniam artimųjų jums gyvūnų nuotraukom. Su giliu susirūpinimu klausiu jūsų. How are you здесь, in the old and little country in the middle of the night? Jūra. Išvers. Lietuva buvo, yra ir bus Europos centras. Ačiū. Ar nesijaučiat svetimi šioje gilias tradicijas šaltibarščių bei daug kryžių turinčioje valstybėje? Ar esate saugus? Ne ta prasme, bet aplamai visom prasmėm, reiškia, mūsų šalyje. Lietuvių liaudės, aš jums papasakosiu, dainuoja. O ateis rudenėlis, reiškia, ir jo pilkos dienos. Dienos pilkos, bet kad tavo perkūnas naktis yra juodas kaip smala. Ir esu įsitikinęs, kad dabar, kai žiūrite šią tiesioginę transliaciją, į jūs irgi žiūri kažkas pro langą, koks baisus dėdas su ploščium ir peiliu, reiškia, rankose. Gerai, kaip pas mane bunkeris. Tačiau nebijokite, mėly Lietuvos žmonės. Tai gali būti paprasčiausiai koks nors pavargęs grybautojas ar tiesiog užklydęs liaudės meistras. Dėl to, kad jisai su peiliu, reiškia. Tačiau, jeigu vėlyvą rudenio naktį pasibels kažkas į jūsų duris, neskubėkite iškart šauti ar vožti kirvapentę atajūnai į pakaušį. Atverkite duris. Tai gali būti atėjęs jūsų aplankyti, reiškia, kunigas jūsų paspavėdoti. Bet jeigu antrą kartą tą pačią naktį kažkas pasibels, jūs paklausite, kas čia, ir atsakys vargonininkas, tada šaukit nedelsdami tiesiam į dumplės. Tokie laikai, reiškia, dabar neramus. Terorizmui išeiginių nėra. Ir man yra nesuprantamas Lietuvos, reiškia, saugumo tarnybų bei kitų valdžios institucijų aplaidumas, kaip leidimas Amerikos ambasadoriui grybauti. Aš jūsų klausiu, pons Laurinkau, reiškia, ir visi kiti, atsiprašant, atsakingi. Ar jūs suprantat, kuo galėjo tas pasibaigti? Au, au! Au. Reiškia, ir ambasadoriui kokų. Ar viskas buvo padaryta šio garbaus, reiškia, grybautojo saugumui užtikrinti? Ar tie 6, reiškia, baravykai, kuriuos jis taip sunkiai rado, prieš tai buvo patikrinti? Abejoju. Abejoju ir bijau, kad tas garbus grybautojas, be grybaudamas galėjo paragauti raudonų musmirių su baltais taškučiais, kuriuos jam galėjo pasirodyti skanios ir priminti, reiškia, simboliškai Amerikos vėliavą. Trūksta grybų, tai yra žodžių. Va. Reiškia, ir dar ne viskas. O, tarp kitko, įsiūlė man ir nusipirkau. Ir labai neblogas daiktelis, šiaip su terorizmu kovoti ir šiaip visais kitais atvejais. Pavyzdžiui, neturi šito, nei grybauti. Va, vienu žodžiu, nepatai norėjau pasakyti, to be continued. Bus tęsinys, reiškia, atsiprašant. Deja, turiu jums pranešti, kad artėjančio karo proga Tamstos tekstas buvo lengvai cenzuruotas. Po reklamos jūs laukia daugiau cenzuruotos informacijos, o taip pat bebaimių patrulių nuotykiai.
Gerbiamieji žiūrovai, jau visą mėnesį mūsų stotyje reziduoja vardo neturinti kiaulė. Šį sekmadienio vakarą pagaliau išmušė ir jos valanda. Netrukus jūs stebėsite tikras krikštynas kosmose. Ir kokiosgi gali būti krikštynos be tikro krikštatėvio ir tikro kunigo. Mes be galo dėkingi visiems jums, kurie siuntė savo kiaulės vardų variantus, tačiau išsirinkome vieną, kurį atsiuntė mums ponas Stasys iš Vilniaus. Netrukus pro šios vartus jį atlydės į mūsų orbitą nepakeičiamasis kunigas Editas. Šiltai sutikit. Normaliai čia, ne, aš antrą kartą, karučiai. Bet čia gražu kaip diskanai, ne? Tai tu Stasys iš Vilniaus, ne? Aš Egilkas, labas. Labas. Tai kokį vardą sugalvoju kiaulį? Jos vardas Nijolė. Nijolė! Prikolinis vardas, kodėl Nijolė? Buvo viena moteris, kuri man iškvietė kiaulystę. Moteris ir kiaulė. Moteris. Čia man atrodo vienas ir tas pats, aš įkaunu, karučiai. Panelis, jums priklauso dovana tortas nuo mūsų komandos. Už tai, kad jūs buvo tas žmogus, kuris prigalvojo mūsų kiauliai vardą. Jūs būsite krikšto tėtis, taip? Būsiu, bet norėčiau tą dovaną įteikti savo krikštakiauliai. Kiauliai tortą? Taip. Короче, ну jis tikrai прикольный специалист. Давай kiauliai tortą duok. Давай kiaulę atvarykit čia. Короче, krikštinam, давай. Mano reikalas paprastas. Prigalvojat vardą, aš, короче, normaliai viską pakrikštinu, jūs sumokat man pinigus ir aš varau, nes aš laiko neturiu. Gerai? Gerai. Jėga, laikyk. Šitą kiaulę aš, короче, krikštiju tyros meilės bažnyčios vardan. Linkiu jai nesiparint gyvenime ir nerealiai gyventi visą gyvenimą. Kaip ryja, žiūrėk tavo tortą ryja, ne? Kiaulė kokie nenormaliai. Potna, laikyk. Короче, viskas, aš varau. Eim, kartu. Atėjo, panas, telkus geras, ne? Vartus darot, davai, короче, nėra laiko, man. Kur nebūda pasaulio margumynai. Žaisdamas šachmatais, konservatorių partijos pirmininkas Landsbergis nevengia ir štai tokių kovos būdų. Ir šiaip smagu, kad konservatorių lyderis nevengia pasirodyti su kareivio Šveiko kepure. Labas, Rasa. Kaip tu mano kepurė? Bloga? Kas bloga? Su kareivio Šveiko įvaizdžių partijai gėdą darote. Lietuva, pareiškusi savo paramą atsakomiesiems Amerikos veiksmams ir pati ketina suduoti rimtą smūgį islamo barzdukams. Lietuvos žemės ūkio ministerija paruošė pirmąją kiaulieną siuntą talibams, kuriems jų dievas Alachas uždraudė net pagalvoti apie bekonus. Lietuvoje apsilankė žymus aukštos mados dizaineris Dalai Lama. Šalies vadovui Tibeto mados vadovas padovanojo savo numegztą šaliką. Labas, Dalai Lama. Labą dieną. Čia jums valdai šalikas iš Tibeto kalnų sniego. Tokius šalikus pas mus kiekvienas kunigas bažnyčiose turi. Pats tai Dalai Lama nekrikštytas ir bažnyčia turbūt nevaikštote? Ne, ir dar vieną turiu jūsų žmonai, Almai. Ateikite čia, Alma, arba aš jūs pagausiu. Palaukit, sveikinu. Dar va taip jūreivišką mazgą reikia padaryti. Na va, dabar jūsų karma tvarka. Dar vieno operatoriui duokit. Lietuvos Lenkijos pasienyje abiejų šalių menininkai ėmė filmuoti istorinį filmą Lioliko ir Boliko nuotykiai. Dzień dobry, Bolek. Здравствуй, Лёлик. Ну, молодец, что у вас ЛДДП на Польше, лаймевшие ринкимусы. Ну, молодцы, поляки, завидую вам. Zaproszamy pana Boleka na policinio prieglobsčio. Pasakęs įspūdingą kalbą užsienio investuotojams, Algirdas Mykolas Brazauskas buvo šiltai pagirtas prezidento valdo. Sveikas, Braziau. Здравия желаю, Valdas. Girdėjau, plano komitetą atkūrėte. Nu, reikia realistiškai žiūrėti į aktualiją. Komunistas. Amerikonas. Artėjančio visuotinio karo akivaizdoje stiprybės privalome semtis iš šlovingos praeities. Todėl orbitoje skelbiu Lietuvos kronikų valandėlę. Lietuvos TSR menas suklestėjo, kai Lietuva įstojo į broliškų tarybinių socialistinių respublikų sąjungą. Dabar darbininkai gali pasiklausyti operą Paskendolė apie kaimą Šliundrą Veroniką. Žinosi, kaip nalieva vaikščioti. Eik dabar po upelio dugną, kaip vadalazas pasivaikščioti. Į šitą Vilniuje esančią vitriną patenka tie, kurie girtuokliauja, vengia darbo.
Ir kaip nešyptelėsi išvydęs tokį didvyrį. Aliejevas niekur nedirba, bet užtat mėgsta degtinę ir peštynės. Nesislėpk, Zablotskai, per vėlai prabilo sąžinį. Naujosios Vilnios ugniagesiai Šalkinas girtutėlis buvo rastas gatvėje. Žurnalo pabaiga. Nepabėkite toli nuo savo televizorių, nes po reklamos jūsų laukia realaus detektyvo šou Patruliai. Atsiprašau, noriu dar kartą įsikišti. Sužinokite, kad Žemės reikalų ministras Tamsta yra dar ir orbitos žvalgybos galva. Šį kartą jis turi paruošęs iš koto verčiančios informacijos. Visas pasaulio spec tarnybos bei kiti patruliai, reiškia, su Boleslavu priešaky ir Vladuku užpakalį. Norėjau pasakyti, nežino dviejų dalykų. Jie nežino, kur yra pasaulio teroristas numeris 1, šitas, reiškia, Aiskauda Barmalėjus, va, ir nežino, kur yra mano bunkeris. Taip sakant, iš kur aš jums ir išprechinu, kaip koks Zaratustra. Škai mane surasti, reiškia, daug sunkiau negu šitą Bin Ladeną. Bet tačiau nesigirdamas norėjau pasigirti, o dabar noriu savo kreipimąsi pabaigti 2 įspūdingais pranešimais. Tai va, labai geri daiktai aš tai vadau, bet paskui dar. Nuo kitų metų bet koks grybavimas bus traktuojamas kaip šalto ginklo panaudojimas prieš silpnesnį, reiškia, už save grybą. Taip, kad su terorizmu turim pradėti kovoti dabar, reiškia, atitinkamai apsiginklavę, reiškia, už 42 litus, reiškia, tokiom priemonėm, norėjau pasakyti, va, ir kita naujiena, kurią noriu ypatingai išryškinti, taip sakant, jums visiems ir pareikšti, aš žinau, kur yra pasaulio teroristas numeris 1 Osama Bin Ladenas. Ką jau suskubote, nieko neskubėjo, kad aš palauksiu. Taip sakant, susiraskite rašymo priemonės, popieriaus lapus, kas galite lūpdažį, aiškia, panaudoti arba angliukų ant pečiaus užsirašyti. Jau susiradote, taip? Tai va, gerbėmėjai. Pasaulio teroristas numeris 1 Osama Bin Ladenas, reiškia, yra tokioje vietoje. Dabar. Važiuoja, reiškia, Ukmergės plentum, už Vilono, reiškia, po kairiai yra šašlykinė. Užsakai už to šašlykinės, reiškia, paskui tokia pakalnė leidėsi į tą pakalnę, tenai krūmas. Vienu žodžiu norėjau pasakyti, jisai nenamie, va. Tai va, brangų žiūrovai, į mūsų žvaigždėtą stotį po praėjusių seansų ėmė plūsti jūsų laiškai su prašymais ir net reikalavimais parodyti daugiau bebaimių patrulių nuotykių. Patikėkit, su didelė meilė mes tai ir padarome. Persekiojame nusikaltėlį. Įtariamasis nelabai spėjo pašprukti. Klausyk, žinai, kaip Pasvalio rajone buvo padarę policininkai? Ne. Pronskus tas, kur atleido dabar, žinai. Tai pastatė ant kelio paguldė manikeną sukrūvintą ir miravo, kiek žmonių sustos pagelbėti. Tai žinokit, sustojo tik tai trečdalis žmonių ir ne viena boba. Klausyk, tai įsivaizduoju, koks žmonių žiaurumas yra. Kaip žmonės yra sužvėrėję šiais laikais. Klausyk, padarom į mes tokį baiką? Tuoj padarysim, o čia gera vieta yra, žinau. A, prie pirmos tarybinės teisingai. Jo, prie pirmos tarybinės. Žiūrėk, pijokas, va ten yra, ten randasi pijokas. Dabar mes jį pagausim. Įstatymo vardu pagausim. Stai. Pijokas.
Pijokas. Atsiprašau, ateikit čia. Prašom, ateikit čia. Ateikit čia. Ateikit čia greičiau. Kad tu prieš pareigūną rankę keli. Pareigūną, prašau. Kas, praskės. Praskės. Apieškosiu šį, palauk. Ieško. Alkoholio kvapeliu? Su kvapeliu, ponas Bušima, ne? Viskas. Sudalyvausi eksperimente dabar policijos. Mes jį padėsim ant gatvės, kad matytųsi, kad jis neva taip partrenktas automobilį ant važiuojamosios dalies. Ir žiūrėsim, kas sustos, kas ne. Kojas praskės, stovė. Duoka šiam pliuką, kad bėgo. Kraujas bėga. Kraujas. Gerai. Guldom dabar ant trotuaro prie šito. Prie ant važiuojamosios dalies guldom. Taip. Ir žiūrėsim, kas sustos, kas ne. Gulėk. Gulėk. Kavojam, mes darom socialinį eksperimentą. O stebėk, ar kas nors? Nu, nieks nestoja, labai sužvėrėjo žmonės, klausyk. Nu, bet kas visai sužvėrėjo, aš taip skaitau. Susvetimėja nuo sabakos, nieks nesustoja, jeigu žmogus guli papliupęs krauju pliupliom. Tai kodėl nesustoja, jis jam nepadės, galim blogai. Nu, gal jis girtas, nu. Tai nors į blaivyklą. A gal jį partrenkė autotransporto priemonė, klausyk. Nu, žiūrėk, va dabar. Pravažiuos pavyzdžiui. Ar susavažiuoja, nieks nestoja. Da vieni atsiprašant, da vieni visiems. Ar taksistas, ar vairuotojas. Klausyk, ten vienas artinasi. Davai šitą sustabdam. O, prabangi mašina. O, to mes sustos ar ne, žiūrėk. Davai. Davai, sustos ar ne. Kur tavo gaisrininkai? Va. Alarm! Jėgis! Lauk, atsirakinsiu, aš tave įkaisiu. Gulėk, mes grįšim pijokas. Leis greičiau. Ai, lankas. Taip, palauk, faras įsijungi. Gerai. Jis nemažina greičių, matytis raketas riešutėlis. Tačiau aš skaitau, kad mes jį vis tiek prispausim prie... Nu, kit nepabėgs, aš jums užgarantuoju šitą. Stop, nieks nevažiuoja. Gadam. Bet kaip man patinka šitaip lakstyt, klausykit. Koks tai yra kaifas didelis. Jūs neįsivaizduojat, kaip malonu dirbti policininku. Aš jau užspausiu! Normaliai užspausiu! Viskas privijom! Bėgam, operatorius, bėgam, įpūgam jau, viskas. Palauk, mašiną užrakinti reikia. Mašiną užrakinti reikia. Spec priemonės į vidų dedame. Taip. Nu, nusikaltėlis, nu. Kažkaip nekėsim, ką dabar, ką? Brangi mašina, matau, ne? Policija, prašom dokumentus pristatyti. Kas čia toks? O Jerguši, labai atsiprašom. Oi, tamsoj nepažinom, atsiprašome labai čia. Žinot, visko būna. Visko būna, labai atsiprašome. Tvarkykitės. Visko būna, jūs jau mūčiu, tik neskambinkit. Viso gero, laimingos. Iki malonaus. Kokios čia piktos akys, jūs pastebėjote, ne? Važiuojam, klausyk. Reikia atsigauti, neaišku, kas bus. O jeigu vėl įmučiu, vėl ant kilimo. Eina savo. Į giraitę vėl ant kilimo. Eina savo. Va čia suku, kur ir buvom. Oi, kas čia? Oi, Ježiu. Palauk, kur tu Kas čia palauk, einam pažiūrėsi. Gesinu mašinas. Kas čia daro? Čia yra dabar vis. Bumpsim, gal per važiuok. Čia kitas pijokas, klausyk mūsų. Klausyk, ar gyvas? Ei, kelkis. Ne, klausyk. A tu gyvas, aš kaip išplauk. Pažiūrėk pulsą. Pulsą. Nu ne, nėra. Darykim dirbtinį kvėpavimą, tu jį partrenkai, tu dabar atgaivink. O klausyk, gal bėgam? Sėsim kartu, jeigu net gaivinsi. Nu kas, vis tiek, nu jau... Daryk dirbtinį kvėpavimą. Nu ką daryt man su juo dabar? Važiuojam viskas atgal. Ai, pala dabar.
Blina, žiūrėk, šviesas įjungiau. Ai, vėl kažką atvažiavo. Vėl, ai, maladieva. Persekiojame nusikaltėlį. Įtariamasis nelabai spėjo pašprukti. Kitą patrulių dalį žiūrėkite po savaitės orbitoje. Panelės Alfa, Beta ir Omega. Palydėkit mane į karą. Grįšiu po savaitės.